Kam patikime savo mylimus augintinius, kai jie suserga? Ar esame užtikrinti, kad veterinarai padarys viską, kas geriausia? Tokie klausimai kyla dažnam augintinio šeimininkui. Tačiau retas žinome, kiek vienas ar kitas veterinarijos specialistas yra baigęs mokslų, kursų, mokymų. Žinios gilinamos nuolat. Gal jei tai žinotume, nusiramintume. Mūsų augintinių bus pasirūpinta tinkamai. Daugiau nei 20 metų veikiančio Jakovo veterinarijos centro vadovas ir veterinarijos gydytojas Jakovas Šengautas su kolege Margarita papasakos apie veterinarijos gydytojų kvalifikaciją bei paneigs 3 bene labiausiai įsitvirtinusius mitus. Kalytė turi būtinai vieną kartą pagimdyti. Tai yra mitas. Nėra jokios veterinarijos priežasties, dėl kurios tą kalytę turėtų gimdyti. Aš tai vadinu tokiu sindromu, žmonės bando savo mentality pernešti į gyvūną. Ir skaito, kad gaili ten tų žmonių, kur neturi vaikų ir neturi vaikųčio, tai stogas ten važiuoja, dar kas nors. O iš tikrųjų gyvūnam taip nėra. Nėra jokios priežasties. Tai jeigu jūs neplanuojat, neturit kur dėti tų šuniukų, neturit kaip prižiūrėti, tai to ir nebūtina, nes bando pateisinti, kad dėl to būna visokių susirgymų senatvėj, pieno liauko augliai, būna kalytėm, gimdos uždegimai. Jų būna lygiai tiek pat pas gimdžiusias ir pas negimdžiusias. Jakovo veterinarijos centro darbuotojai dažnai dalyvauja įvairiuose mokymuose ir tobulėja. Taip pat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, finansuojamuose ES lėšomis. Stengiamės važinėti. Aš buvau 3 kursuose 2011 metais, tiesiog po savaitę ar 4, tiek tenka važinėti. Stengiamės, kad 1-2 savaitės į metus galėtų gydytojas praleisti kursuose. Bet vėlgi tai priklauso nuo specifikos gydytojo ir kiek valdo anglų kalbą. Viename tokiame projekte Jakovo veterinarijos centras ir dar 3 kitos gydyklos apmokė 16 savo darbuotojų aukščiausio lygio kursuose visame pasaulyje. Vertinant mokymų profesionalumą, mums labai pasisekė, nes mokymai buvo iš tikrųjų nerealūs. Ir aš važiavau, mes pasirinkom mokytis tokie SAFS, European School of Advanced Veterinary Study, prie Liuksemburgo universiteto. Ir aš įsimylėjau į jų mokymus, nes aš važiavau už savo lėšas prieš tai pas juos, rengenologijos smulkių gyvūnų mokymus 2006 metais. Ir aš į tos kursus įsimylėjau. Ir tai buvo pagrindas, dėl ko norėjau, kad visi nuvažiuotų į skirtingus šios mokyklos rengiamus kursus. Ir jie rengia, kursai yra visiškai nerealūs, nes dėsto labai tiesiog stipriausi specialistai, tai yra praktikuojantys skirtingų universitetų dėstytojai, bet būtent siaurus šios srities specialistai. Ir iš labai įvairių šalių. Ir buvo dėstytojų onkologijos ir iš Izraelio, iš veterinarijos universitetų, labai daug amerikonų čia dėsto Europoje. Tiesiog yra pasaulinio lygio specialistai ir mokymai buvo labai geri. Bet kada nuvažiavom dar į Ameriką, tai supratom, kad dar gali būti intensyviau, didesnė koncentracija ir ten jie iš viso priblaškė. Ir ne tik tai gavom žinių, bet ir supratom, kaip rengti tos mokymus ir kaip jie turėtų būti organizuoti ir kaip mes turėtumėm daryti tai savo gydytojams ateityje. Šuniui reikia kaulų. Šuniui nereikia kaulų, nes jūs nežinot, kaip jas reikia traukti paskui iš stemplės, kada jie ten užstringa, kokių bėdų jie pridaro ir kokie dažnai brangus tie kaulai būna. Kaulų maistinė vertė yra mizeris, jie neturi maistinės vertės. Jeigu jūs jau norite, apvirkite, nukrapštykite nuo jų mėsos likučius ir duokit savo gyvūnai. Ypatingai laužo dantis į tos kaulus. Visokių būna dalykų. Aš suprantu, kad mes visi augom, kad šuo ir kaulas tai kažkas tai čugeza. Bet iš tikrųjų nuo jų būna daugiau problemų negu maistinės vertės. Jakovo veterinarijos centro gydytojai dalyvauja mokymuose Vokietijoje, Austrijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, JAV. Pavyzdžiui, veterinarijos gydytoja Margarita Grikšaitė daugmaž kartą per metus dalyvauja mokymuose ir gilina savo žinias.
Dalyvavau keliuose etapuose Šveicarijoje, Berne universitete, ten buvo neurologijos paskaitos. Studijavom, kur įsidėsto kokia neurologinė problema ir kaip ją nustatyti tokiu atveju. Ganėtinai daug davė žinių ir ganėtinai buvo įdomu. Taip pat buvau Amerikoje, Floridoje, Orlande. Ten buvo paskaita apie kelio sąnario problemas esančias. Taip pat davė daug žinių. Ganėtinai dažnai pritaiko, todėl kad praktiškai, kada dirbu, tai maždaug per dieną gali netgi porą, trejetą atvejų būtų, kad daryčiau operaciją, o neurologinių yra taip pat masė susirgimų. Mokymai leidžia ne tik gilinti žinias ir efektyviau gydyti gyvūnus, bet ir pasiūlyti naujas paslaugas. Šioje klinikoje gyvūnams gydyti taikomi įvairūs gydymo metodai ir metodikos, kurie sėkmingai naudojami vakarų šalyse. Čia netgi taikoma akupunktūra, kuri padeda spręsti neurologinės ir terapinės problemas, o gyvūnų stomatologijos paslaugos tapo 3 kartus paklausesnės. Dar vienas mitas, kad katėms ir gyvūnams, visiems turbūt naminiams gyvūnams reikia augmenijos, ten kažkokios žalumos, žolės, yra tokių mitų. Aš manyčiau, kad iš dalies tai yra mitas, ypač jeigu mes kalbam apie kates. Aišku, kada žalia, šviežia, viskas yra gerai. Bet aš noriu pasakyti, kad mieste katei geriausia yra, kada jos pasaulis baigėsi ties jos būto. Nes jeigu katė neišeina į lauką, tada nebus galimų mirtinų traumų arba nemirtinų. Jinai nesimuš su kitom katėm ir nereiks važiuoti abscesus atverinėti pas gydytojus. Galimybė užsikrėsti virusiniais susirgymais ženkliai sumažėja, nors mes registruojam virusinius susirgymus ir pas kates, kurios niekada neišeina iš namų, turbūt atneša su batais, tokios yra mintis. Vis tiek registruojam. Tai po to katė gali išsigast, pabėgt ir jūs jos nerasite, tai ta žaluma yra labai, be jos gali būti žymiai saugiau negu su ją. Po to dar atkreipkite dėmesį, daugelis kačių ateina ir valgo, reiškia pradeda krapstyti ir valgyti ten kažkokius tai augalus namuose ir tom nemažai rūpesčių pridaro šeimininkėm. Bet kartais kai kurie šitie augaliukai būna ir biški nuodingi jiem ir paskui tenka ir biški palašaliniam pagulėti ir vėmimus sukelia. Tai yra specialūs ten žolelės, kur katytės mėgsta, yra zooparduotuvėse, galima ten pastatyti, jos išauga, jos pagraužia, bet tai nėra esminis klausimas. Vėlgi, jeigu bus kokybiškas maitinimas, tai visko gaus pakankamai gyvūnas. Na ir pabaigai, gydytojo Jakovo kreipimasis į visus portalo Delfi skilties Sociumas LT skaitytojus. Pirmiausia, reikia stebėti ir aišku, kiekvienas šeimininkas gerai pažįsta savo augintinį ir pastebi, kad keičiasi jo elgesys. Kas šiandien svarbiausia, yra atvejai, kada reikia skubiai kreiptis į gydytoją. Yra atvejai, kada galima ir neskubėti ir problema gali išsispręsti pati. Ir sudėtinga kartais šeimininkui namuose atskirti, kas yra skubu. Reiškia, jeigu gyvūnas atsisako maisto, jeigu jis yra liūdnas, sutrinka jo judesys ir jūs matot, kad kitą dieną jam negerėja, geriau paimkite ragelį ir paskambinkit. Jeigu gyvūnui atsirado sunkesni simptomai, tokie kaip vėmimai, ir jūs matot, kad šuniukas ir vandenį geria ir vemia, nedelskit, nelaukit kitos dienos. Gyvūnui gresia dehidratacija, skysčių praradimas. Ir jūs nieko nepadarysit namuose, nes čia reikalinga leisti vaistus, reikia atstatyti skysčių balansą. Paimkite ragelį, paskambinkite kliniką. Aš skaitau, kad dabar šiais laikais yra galimybės pasitart, paskambinti ir pakalbėti.